bendra.lt. Bet šiaip man labiausiai Japonija patiko dėl to, nes aš dėl to patapau veganė, nes man budizmas visą laiką buvo įdomu. Ir aš išvažiavau, kaip sakyt, į Angliją ir norėjau net studijuoti religijas ir panašiai, kad būtų susijęs su budizmu. Bet paskui pagalvojau, vis tiek man patinka japonų kultūra ir panašiai ir nusprendžiau vis tiek studijuoti japonų kultūrą. Bet kai aš atvažiavau į Japoniją, aišku, daug tų šventyklų, bet niekas iš tikrųjų tos budizmo kažkaip nelabai seka. Taip nueina ir tu negali labai rasti žmonių, kad ten nueina kažkokias kiekvienas, kaip į bažnyčią ar kažką, kad kažką praktikuoti. Tai nelabai dvasingų žmonių, kurie praktikuotų aktyviai budizmą. Taip, labai retas surasti. Bet yra? Galima rasti, bet nebus ant taip. Ir šiaip daugumoje, kad ir tų praktikų, reikia mokėti ar kažką ir aš, pavyzdžiui, labai ir tos zen budizmo ir labai sunkiai surasčiau. Gali rasti mėnesį vieną kartą kažkur pamedituoti ar kažką padaryti, bet tai tada, kai tavo darbas, tas reikia labai tada derintis su tokiais dalykais. Ir paskui tada korona užėjus ir panašiai, tai praktiškai niekada nenuėjau pamedituoti kartu su kitais žmonėm Japonijai. Tai ganėtinai supratau, kad ir man patinka budizmas, tai gal gerai, nueisiu į tą šventyklą, bet tu negali tos papraktikuoti ar kažką, nebent kažką labai ieškai ir panašiai. Labiau gal ieškodamas ir rastum kažką, bet nėra tiek. Ir ypač kai Kyoto gyvenu, kur labai daug šventyklų. Ir jie praktiškai daro tuos zen budizmą kaip pinigus. Jie ateina turistai, darysim tasme trial meditaciją ir viskas. Pasėdi ten 30 minučių, biškai jie pašneka ir viskas. Bet kai aš jau praktikavus daug ir Anglijoje, aš ten buvau tas visokiuose zen budizmų, ten tos būreliuose ir panašiai. Ir man jau aš viską žinau ir man nereikia ten kažkokio ten pabandymo. Tai noris kažkokio, žinai, tokio giliau kažką pasėdėti viską. Manyčiau, iš tikrųjų, lietuviai ir japonai ganėtinai panašus iš dalies, nes tik jie yra tokie uždaresni žmonės, gal nepalyginsi kokius su ispanais ar kažką. Ir vis tiek lietuviai turi tą pagonišką mąstymą irgi, ir pagoniškas, pavyzdžiui, tas japonų šintoizmas iš dalies panašu, jiem patinka ir lietuviam su gamta, su žeme, daug tas ryšys su savo, kaip japonai savo istoriją ir savo kultūrą labai vertina, lietuviai irgi, savo kalbą ar panašiai, ir jie nori tasme išlaikyti tą. Tai manyčiau, nesiskiria man tiek kultūriškai to mąstymu, gal aišku vis tiek europiečiai yra labiau individualistai, ne kaip japonai, tai tas skiriasi tikrai, bet man kas jeigu Lietuvos labiau, vis tiek. Kad ir kiek aš gyvenčiau Japonijoje, man vis tiek norės, pavyzdžiui, juodas duonas. Aš visą laiką juodas duonas noriu. Kokį dabar taigi valgyti, nu? Tu čia. Močiai, davėdė, jo. Jis turbūt žiūri, kad filmai kažkas. Koks vardas? Koks vardas? Moči. Moči. Moči, moči. Nande. Taip, aš ir jaučiu skirtumą, bet aš gyvenu kaime, aš iš Kuktiškių ir tik vienu mokyklo ten buvus. Tas man labai mažas kaimelis, aš jau mokykloje norėjau mokytis japonų kalbos ir turėjau geras draugės, kurios irgi norėjo mokytis. Ir tiesiog buvo įdomu kitos šalis. Kažkaip gal gyveni tam
mažoje erdvėje, kur tie patys žmonės, kur visus jau žinai. Ir tu vis tiek pasižiūri ir mokais mokykloje, tu skaitai visokius istoriją ar kažką ir mokais ir žiūri visokius dokumentus ir įdomu kitos šalis ir viskas. Ir man, mažiau visą laiką buvo įdomu, tas, aš einu ten per miškus ar ten kažką ir ieškau, man tiesiog įdomu kažką naujo daryti. Gal pasakyčiau, kad aš žmogus, kuriam gal nuobodu būt tas pats vaizdas visą laiką. Dėl to aš ir gal dažnai keičiau į darbą panašiai, nes atsibosta rutina ir panašiai. Nes gal, žinai, jeigu gyventum Lietuvoje ar kažką, būtų per daug rutinos iš dalies ir nėra tos stimulacijos kažko naujo visą laiką. Grįžau iš Korėjos ir Islandijos ir galvoju, kažkaip gal reikia pabandyti Lietuvoje. Pabandžiau ir supratau, ne. Kodėl ne? Man su sveikata kažkokių problemų, man reikia nueiti pas daktarus ir panašiai. Ir pamačiau, kaip sudėtinga pas daktarus nueiti Lietuvoje, ten užsirašyti, ką žinau, kažkokie visi pikti atrodė, nes man ligoja ir kažką nekalė. Nors šiaip ir Anglijai gyvenus, irgi labai sudėtinga prieit, nes yra iš tikrųjų šitas, kai viskas nemokama. Bet Japonijai, kaip sakyt, tu neini į pirmą kažkokią polikliniką, bet tu eini į mažas klinikėlės, kur specializuojas kažkokią tą dalyką. Ir tada labai lengva prieiti tenais ir tau, kai kartais net nereikia paskambinti. Tiesiog nueini, pasėdi tam pusvalandėlį, parašai kažkoks dokumentas ir iš ką prieini. Ir pažiūri tą dalyką. O pavyzdžiui, Lietuvoje tai reikia gal eilės lauti ar kažką, arba visą dieną ar panašiai. Tai tas, manyčiau, iš dalies visai gerai ir tada tvarka gaunas kažkaip, nežinau, susiderina. Čia sumikogurashi vadinami tokie animaciniai veikėjai tokie mieliai. Ir Japonijoje daug kas mėgsta tas vadinama kawaii culture vadinama tas. Jį labai mėgsta visi. Ir aš kažkaip nelabai, kad mėgstu labai kažkokių cute stuff ar tenais mielų dalykų. Bet kažkaip Japonija pagyvens ir man pačiai pradėjo. Pamačiau kokie mieli. Bet aš vis laiką sakau, aš nežinau, sunku pasakyti kodėl. Aš jaučiuosi, aš praeitam gyvenimą azijietė. Aš vis laiką taip sakau, jeigu paklausai Japonai, kodėl tau tai patinka? Kai tu gyveni vienoje to šalyje, tau seniai tu mėgsi tą dalyką, sunku net ir paaiškinti, kodėl iš tikrųjų kartais.